Tai sveiki, šiandieną pakalbėsime apie taškų rinkimų sistemą arba kitaip vadinamą Grow and Get. Už ką gaunami taškai, kokius kriterijus reikia atitikti ir kiek taškų gauname, bei kaip juos galime panaudoti. Tai pasidalinsiu savo ekranu ir papasakosiu, kaip gauti būtent tuos taškus. Tai kompanijoje Michi mes galime papildomai, kaip papildomą motyvaciją, rinkti taškus ir keisti juos į prizus. Tai dabar už ką yra gaunami taškai. Pirmiausia, tai dalyvauti gali visi, kurie jau yra pasiekę 2 procentų lygį arba aukštesnį. Dabar kokios sąlygos ir kiek taškų galime gauti. Tai per kiekvieną laikotarpį auginant savo verslą ir už tam tikrus veiksmus galima gauti taškų. Tai jeigu jūs esate kažkuriame lygyje ir pasiekėte vienu laipteliu aukščiau pirmą kartą savo lygį, tai papildomai gausite už tai taškų. Jeigu iš 2 į 4 procentą periode, tai gausite 20 taškų. Jeigu pasiekite 6 procentą 30 taškų, 8 procentą 50 taškų, 10 procentą 75 taškai, 12 procentą 100 taškų, 14 procentą 150 taškų ir 17 procentą tai jau 250 taškų. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūsų šia veiklos kompanija, būtent šį periodą, yra tarkime 4 procentai ir jūs, pavyzdžiui, pasieksite 8 procentus, tai gausite 50 taškų papildomai. Bet atkreipkite dėmesį, kad lygiai reikia pasiekti pirmą kartą. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, buvote pasiekus 8 procentą, bet, pavyzdžiui, pakritote iki 6 arba 4 ir vėl pasiekite 8, tai jau nėra pirmas kartas, tai jau yra pakartotinis kartas. Tai šita akcija taikoma tik tiem, kurie pirmą kartą pasiekė. Tai yra paskata siekti aukštesnių lygių. Dabar taip pat taškai yra skiriami ir už asmeninius pardavimus. Tai yra darant atitinkamų dydžių užsakymus, dar galite gauti papildomai taškų. Pavyzdžiui, už 150 eurų užsakymą, tai čia bus 150, tai bus PV taškai, būtent tie skaičiuojami, kas yra panašiai apie 200 eurų katalogo kaina, tai gaunate, ne 200, atsiprašau, nuo 150 eurų iki 200 eurų, jau būtent PV taškų vadinamųjų, gaunate 15 taškų. Jeigu užsakymas jūsų yra nuo 200 iki beveik 300, tai 25 taškai. Jeigu jūsų užsakymas yra jau nuo 300 iki 500, tai yra 35 taškai, o jeigu jūsų pardavimai yra nuo 500 eurų ir daugiau, tai gaunate papildomai 50 taškų. Taip pat už kiekvieną pirmosios linijos naujoką, baigus į visus 3 pradžios programos etapus, papildomai 25 eurai. Ką tai reiškia? Pirmos linijos tai reiškia, kad tai yra po jumis tiesiogiai registruoti klientai ir baigę 3 pradžios programos etapus, tai tie, kurie startuoja pirmąjį periodą, tada antrąjį periodą pasidaro būtent naujoko programą ir trečiąjį periodą taip pat naujoko programą, nepraleidžiant nei vienos programos ir išpildant naujoko sąlygas. Už aktyvių klientų skaičiaus didinimą pirmoje eilutėje po 5 taškus už kiekvieną, palyginti su didžiausiu aktyvių klientų skaičiumi per visą darbo laikotarpį. Tai yra, tarkim, jūs daugiausiai, tarkime, esate turėjus 10 aktyvių klientų vienu metu, ar ne? Ir jeigu jūs padidinate šį skaičių, pavyzdžiui, turite 11, tai papildomai gaunate 5 taškus už kiekvieną. Jeigu, pavyzdžiui, buvo jūsų 10, o dabar yra, tarkim, 15, jūs gausite iš viso 25 taškus, kadangi bus 5 daugiau ir po 5 taškus tai bus 25 taškai.
Tai dabar tuos taškus galite kaupti ir iškeisti į dovanas. Tai dabar į ką galima iškeisti? Tai galima iškeisti į aksesuarus su įmonės logotipu arba namų apyvokos daiktus ir elektroniką. Juos parodysiu vėliau, iš ko galite rinktis ir kiek taškų kiekvienam dalykui surinkti reikia. Tai dabar pateiksiu tokį kaip pavyzdį, ar ne? Tai tarkime, paimame vieną periodą ir pavyzdžiui, pirmą kartą pasiekėte 12% partnerių lygį pagal rinkodaros planą, tai paėmus iš tos lentelės, kad pirmą kartą pasiekus 12%, jūs gaunate 100 taškų. Taip pat jūsų asmeniniai pardavimai buvo daugiau nei 150 eurų, tai vėl skiriama papildomai 15 taškų. Aktyvių klientų skaičius jūsų pirmoje linijoje padėjo 10 klientų, tai 10 klientų po 5 taškus, tai 50 taškų. Ir pavyzdžiui, nauji klientai atlikę 3 veiksmus, pavyzdžiui, 3 klientai, kurie perėjo visą naujokų programą, tai 3 po 25, tai 75 taškai. Ir pavyzdžiui, bendra suma yra 240 taškų už tuos visus, kaip sakyti, įvykdytus žingsnelius. Aha, toliau. Čia šiek tiek patikslinimai buvo anksčiau svarbia informacija. Taip pat dar papildysiu, kai tampama direktorium ir už ką galima gauti dar papildomų taškų, kadangi direktorius jau neturi procentaliai jokių aukščiau laiptelių, jau eina pagal statusą aukštesnį laiptelį, tai gali direktorius papildomai užsidirbti taškų. Pavyzdžiui, už internetinį mokymą Michi bendruomeniai, tai gali gauti 250 taškų. Jeigu už prezentaciją tam tikrą atliktą 50 taškų, tai yra už gyvą prezentaciją. Už pasirodymą įmonės baigiamajame Zoom'e papildomai 25 taškai ir nauja sąlyga, kuri įsigaliojo tik taip praeitą periodą, tai būtent direktorius gali gauti 50% už kiekvieną augantį lyderį. Tai yra, jeigu jūsų po jumis esantis lyderis, tarkime, gauna 240 taškų, tai jūs gaunate 120 taškų būtent už tai, kad jisai auga, kad jūs jį auginate. Ir pavyzdžiui, jūsų lyderis pirmą kartą pasiekė 8%, jis gavo 50 taškų ir jūs gaunate 25 taškus, ar ne? Ir dar vienas naujas dalykas direktoriam yra tas, kad jie gali keisti taškus į kelionę. Na, bet apie tai konkrečiau, kaip jau turėsime tam tikrų statusų. O dabar dar parodysiu būtent visus prizus, į kuriuos galite turėti, galite iškeisti būtent savo taškus. Pasirinkti dovanas. Tai šitoje vietoje jūs matysite, kiek turite sukaupę taškų, už kiek jau esate išsirinkę dovanų ir kiek ten jūsų yra likutės už tuos visus taškus. Ir čia yra tokia kaip mini parduotuvė, kai taškus galite keisti į prizus. Tai pavyzdžiui, Michi tušinukas su logotipu 12 taškų, reklaminis diržėlis su karabinu ir logotipu 16 taškų, keramikinis puodelis 25 taškai, užrašų knygelė A5 formato 38 taškai, termo puodelis 40 taškų, stalinis šviestuvas 65 taškai, drabužių skustuvas 70 taškų, skėtis su logotipu 82 taškai, plaukų džiovintuvas 90 taškų, plaukų teisintuvas 100 taškų, stalinis stovas telefonai su belaidžiu įkrovikliu 100 taškų, rankinis maišytuvas 125 taškai, svarstykliais 130 taškų, vaflių kepimo aparatas 140 taškų, nešiojimo kompiuterio krepšys 150 taškų,
Virdulys 160 taškų, kraujospūdžio matuoklis 200 taškų, šildymo antklodė 200 taškų, grill aparatas 240 taškų, inhaliatorius 320 taškų, garų valytuvas 340 taškų, reklaminis stendas 650 taškų, kolonėliai 1000 taškų, tada elektrinis grilis su automatinėmis programomis 1500 taškų, valymo siurblys robotas 2000 taškų, dulkių siurblys 2000 taškų, Xbox konsolė 3000 taškų, planšetinis kompiuteris 3000 taškų, iPhone'as 16 4000 taškų ir kavos aparatas 4000 taškų. Tai kaip matote, prizų pasirinkimas tikrai yra didžiulis ir tuos taškus jūs galite kaupti. Pavyzdžiui, jums nėra būtina išleisti juosius per kiekvieną periodą, bet jūs galite juos kaupti tiesiog didesniems prizams. Ir ši programa, jeigu neklystu, galioja iki 15 ar 16 periodo, tai iki to periodo pabaigos reikės išleisti tuos taškus greičiausiai. Bet šitą patikslinimą padarysiu, kiek būtent ta programa veiks, galbūt dėl toliau prasitęs ar kažkaip tai, bet tikrai galite pasikaupti taškų ir gauti tikrai žymiai geresnius prizus, didesnius prizus ir tikrai džiaugtis įspūdingesniais prizais. Tai būtent tiek apie Grow and Get programą. Jeigu kyla klausimų, tai tikrai drąsiai rašykite, atsakysiu į juosius, o šiandieną su jumis atsisveikinu ir sakau iki kito susitikimo.